tikrųjų įkyrėti. Kita vertus porą beinlingų ir tų parazitų nėra. Kaip nekeista, Lennoxas štai jau ir turi ir nežinau kaip spiralę, spiralę. Skraidančių vienetų pastatėlis. Štai pirmasis metalistas. O, dieve, čia kokie 4 raketsvaidžiai. Žiūrėsim, ar sugebės tas vienas metalistas ką nors padaryti. O, štai dar 4. Manyčiau, gal ir spės jis sunaikinti visus darbininkus. Štai, vadavietė buvo daroma į tvirtovę. Bet Kajamas supras, kad nieko čia nesiko. Atšaukė viską. Štai, jau turim labai daug pėstininkų. Ir kokie jau 4 tankai, ne? Dar 2 tankai gaminasi. Lennoxas įsteigė 3 plėtinį. Ir veikiausiai norės ir 4 šioje vietoje įsteigti. Kadangi čia yra olas, tai jam dar reiks šiek tiek palaukti. Lennoxas puikiai mėto grybą. Jeigu sunaikins šitas salas, tuomet per čia jis galės labai greitai atbėgti. Taipogi grybiena duoda zargam matymą. Kai matom, Kajamas suprato, kad čia jau grybiena keliauja, bet aišku, ją sunaikinti reiktų ir olas truputėlį apnaikinti. Štai krūva lingų bėgioja. Tarp kitko atsiprašau už grafiką. Pamiršau nustatyti ant geresnės. Mano kompiuteris nėra labai super. Taip kad gali kai kada ir palaginti su super gera grafika. Na, aš pamiršau. Štai matom veiningų krūvą, bet beje, Terano atėjus pamatęs pašaudė jos susidėlį. Lingai stengiasi jas apsės, bet beje, 5 tankai, manyčiau, neblogai panaikins juos. Kita vertus atskrido mutalistai, kurie dabar panaikins tankus savo ruožtu. Kad ir buvo naudojamas Steamas, nu štai, gan išsekinta šiaip armija, jau geltoni raudoni žmogeliukai, kas yra nelabai gerai. Kiek čia 12 taškų gyvybės. Taip, žiūrėkim, kas čia dedas, čia krūva Overlordo. Gamyba vyksta visų pajėgumų, kaip matot, kiaušiniai, purškimai, karalaitas, sunaikino akmenys, bet tiesa neišsiplėtė čionais. Štai laiko dabar švyturį, mutaliskų krūvą, tankai, čia sakyčiau nedaug pėstininkų buvo, dar kažkai daug. Maradieriai nieko nepadarys prieš mutaliskus, bet pėstininkai su savo Steam packu gali labai žiauriai apnaikinti šitą mutaliskų krūvelį. Taip, kas čia turim? Turim krūvą beinlingų ir zerglingų. Zerglingų jau turi vieną plius ataką. Ne vieną plius ataką, o patobulinimą vieną atakai. To jie daro ne 5 žalos, o 6. Kas yra labai gerai, aišku. Kuo daugiau, to geriau. Štai, Lennoxas ant šito plėtinio meta savo grybien, kad net jeigu ir atskristų ponas Kajamas su savo vadavietį, jis negalėtų iškart nusileisti, o Lennoxas apie tai sužinotų. Wow, čia jau truputėlį jau tankai eina iš kontrolės ribų, taip sakant, kaip čia jau 8. Ir kaip matom, Kajamas labai įsitvirtint nori čia. Vienas bunkeris yra numestas, veikiausiai tai ir antras kažkur bus pastatytas. Vienu žodžiu, Terana daro savo stilium viską. Pamažu neskubėdami bunkeriukai, tankiukai, viską aptaškys, ištaškys ir tiesiog užpūs paskiau. Štai matom, mutaliskai gan nedaug iš tikrųjų. Šitą kareivėlių armiją tokia čia yra faktiškai. Yes! Kiek benijų. Bet jie neišsiskirsto. Tankus puola, jie turi tokius pėstininkus. Čia Lennoxas padarė šiek tiek tokią klaidą. Reikėjo atvirkščiai daryti, zerglingai turėjo pult tankus, o beinlingai turėjo pult pėstininkus. Dabar jis turi po savo paradiniam durim krūvą pėstininkų, kurie taško į kairį į dešinę lingus, kas yra irgi nelabai gerai, turėtų kažkur tai daryti štai 17. Beinlingų, manyčiau, susitvarkys viso puolimo. Lennoxas, štai Lennoxas įsteigė ir savo aukso kasyklą, tas jums dar daugiau pinigų. Žiūrėkim, kokios įplaukos yra.
Where is that income? O dėja, atsilieka 500, kadangi... Žiūrim. Ne, mūlų kažkaip ir nėra. Kur tie mūlai? Ne, nėra mūlų. Visgi turbūt daugiausiai darbininkų turi Teraną. Terana turi 58, 55, nu nieko savo. Na, šiek tiek, tiesą pasakius, Linuxas dabar ir atsilieka. Jis ką turi? Jis turi labai daug mineralų, jis kažkodėl jų nenaudoja ir labai daug dujų. Va, tai čia mano yra problema, aš irgi turiu daug visko, bet niekaip nesugebu panaudoti. Žūkit, kareivėlis, žūkit, štai, tiek benlingų. Tankai toliau lėtai, bet užtikrinai juda, priekį. Štai, tvirtovė. Jinai šiek tiek jau ir apgadinta, čia matyti tą, kuri buvo prieš 12 valandą įsteigta. Ką mes čia turim? Turim gausybę lingų ir kelis benlingus. 20 dabar turim, 25 benlingus. Jeigu jie teisingai bus suvaldyti, manyčiau, šitą armiją turėtų neblogai pataškyti. Nes benlingai prieš tankus yra tiesiog benlingų švaistymas. Benlingai jie kainuoja ir dujas, ir mineralus, ir jas reikia teisingai išnaudoti. Kita vertus būtų labai smagu, jeigu kur nors būtų Linuxas užkasis benlingų, dabar tik tokiais iššokti, viskai išspūtinti velniom. Štai apgulties režimu ir vos pasiekė karyklą. Taip kad Linuxas dabar bus priverstas apraminti po 0 km. Ir vėlgi, zarlingai puola pėstininkus, o benlingai puola tankus. Kodėl taip vyksta, naudasi tankai. Vytolis kaip teisingai, kad puola tankai. Tankai negali mušti vytolis. Štai, bet prieš bunkerius nieko nepašakinės. Ir Linuxas supratęs, kad nesąmonė čia kažkokia gaunas, tiesiog išėjo. Nes kita vertus jis dar turėjo gausybę aukso. Tai aukso tai yra mineralų. Štai, turėjo ir 3 krapštukus savo aukso išgavimo vietoj. Galėjo tos darbininkus pervesti auksą ir būtų gavęs dar daugiau netgi įplaukų. Štai buvo iš Kajamų pusės dar netgi vienas statomas dar viena vadavietė, galėjo būti netgi perdaryta į tvirtovę ir nuleista čia, kad tiesiog nepultų zarglingai, nes zarglingai prieš tvirtovę yra faktiškai kaip odai prieš mane, kurios aš užmušu labai laisvai. Na ir tiek. Manyčiau, jeigu būtų geriau disponavęs savo armiją, Linuxas jis būtų gan greitai ir lengvai išnaikinęs va šitos visus kareivukus ir visą kitą. Bet dėja, nors ir turėjo nemažai pinigų, jis nesugebėjo to padaryti. Na, bet kuriuo atveju. Gyvenam ir mokomės, ane?